Džiaugiasi sulaukęs jūsų svečiuose. Tai jau tapo tradicija, kad mes dovanojam savo koncertus kaimynam, o kaimynai čia visas tas vadinamas mūsų senamiestis ir džiaugiamės jūsų sulaukę. Šį vakarą mes norim padovanoti jums gražių smuiko garsų. Tikimės, kad jums nepabos ir praskaidrinsim jūsų nuotaiką. Taip, dabar pradėsim. Jie pagros 3 dainelės vienu atsikvėpimu, taip pat, kad iškart ir viską. Tai bus kas? Gaidelis, šarkelė ir linksmiausia pakalnė, kur senelis prikepęs bulvių jau džiaugiasi jos ten pardavęs tas bulves. Taip, taigi Elzė. Ir mergaitės tai kaip visada sugeba daryti, tai kaip ir geriau negu berniukai. Todėl mes labai džiaugiamės matydamas vaikinukus grojančius styginiais instrumentais. Tai yra dar vienas vaikinas bus Henrikas Grykas, jis pagros Šeimyčių Suzuki pjesę.
Neprailgo, kad jums buvo tikrai ganėtinai smagu pasiklausyti mūsų, o dabar mes norim pasiklausyti jūsų. Mes labai norim sužinoti, kągi jūs veikiat to redakcijai, mes tos vaisius jūsų darbo matom tą laikraštį, bet labai būtų smagu vaikučiams sužinoti, kaipgi tai vyksta. Rimtas, solidus ir turi daug patirties. Jisai jau skaičiuoja 68 metus. Šiaip galbūt visi pastebėt, mūsų laikraštis išeina 3 kartus per savaitę ir va čia mes jums atnešėm, taip sakant, paskutinius savaitės numeris. Pasivartysit laisvai. Bent jau internete gal kas nors pasakyti. Tai va gal internete, gal kas nors mėgsta komentarus rašyti, tai va užeikit dažniau į mūsų ir interneto svetainę, taip sakant, jeigu kam įdomu, tai mes priimam mūsų kurtis redakcijai. Nuo įdomių pažįstamų žmonių, apie kurias tikrai vertėtų parašyti. Papasakokit mums. Galbūt ir patys galite ką nors pabandyti brūkštelti. Tai va, būtų malonu su jumis bendradarbiauti. Maždaug tiek mes ir norėjom papasakoti. Gal vaikai gal tokių klausimų dar? Gal norit kas nors ką nors sužinoti? Ką, vaikučiai? Ne? Inkų rajone labai daug. Vieni už kitą įdomesnė, taip kad kartais reikia ir patiems būti drąsesniem, kad būtumėt pastebimesnė. Tai va, taip sakant, laukiam jūsų svečiuos. Taip. Gal mergaitės padėtų? Gal didelės mergaitės padėtų? Gal didelės mergaitės padėtų pasidalyti? Palaukit, nusifotkime. Paprašykime, kad pasidėdėm nufotografuoti. Jūs te, raminkis. Jemkit pirštais. Gal ir minėjau.